išvežinėja mišką dieną ir vakare, sekmadieniais ir savaitgaliais. Ir išvežinėja su perkrovom visą laiką, leistų bent tų perkrovų. Nes fūros tiesiog linguoja į visas pusės, pažiūrėkit, kas vyksta. Perkrova didelė, mūsų miškai išvežami su perkrovom. Dabar perkrovos beveik visur, ant kiekvieno reido galima perkrovos rasti, visur perkrovos. Taip, kad būt gerai, kad kažkaip prisistabdytų tie vežimai. Štai ir antrą fūrą varo, irgi su perkrova. Kiek matau į fūrų, tiesiog kas 300 metrų kažkokia fūra važiuoja su medžiu. Jūs žmonės, kai važiuosit, atkreipkite dėmesį, nuo kokių maštabų mum išvežinėja mišką. Tie miškovežiai tiesiog linguoja į šonus, nuo tokios perkrovos daryti. Iškirtinėja miškus, nei reidukas, nei tikrinimų nedaro. Šitokie plotai valstybiniai miškų dingsta. Nieks nieko nedaro. Aš tai šokiruotas mūsų valdžia šitokiom perkrovom išvežinėti. Veža, kas netingi, Lenkai. Visa Europa iš mūsų išvežinėja medį, o skandinavus iš vis nekalbu. Šis vežėjas lietuvis, bet šiaip lenkia, eina ant antros juostos, lenkia. Lenks miškovežis, lengvas mašinas. Kas miškus kerta, kaip su paprastai žmonėm nesiskaito, jokio klausimo neužduosi. Jie jaučia, kad blogus darbus daro, bet vis tiek daro, vis tiek kerta, vis tiek išveža. Sąžiningesni policininkai pasistabdytų, patikrintų svorius, patikrintų dokumentus, juk pusė tų kirtimų nelegalių. Baisu, kas vyksta, žmonės, pažiūrėkit, pilnas, susikrovęs, linguoja, balvonas.